Sveiki, aš jau pristačiau matematinį žaidimą, kuris yra skirtas mokytis atlikti paprasčiausias matematinės operacijas. Ir dabar norėčiau pristatyti, kaip integruoti šitą žaidimą į mokymosi sistemas ir konkrečiai parodysiu pavyzdį su Moodle. Bet pradžioje pasižiūrėkime, kaip sukurti šitą žaidimą. Taigi, pradžioje parašome užduoties pavadinimą, trumpą užduoties pavadinimą, kuris bus appso pavadinimas, klausimų kiekį, muzikos naudojimą, ar norėsime naudoti muziką ar ne, ar bus laikinis apribojimas, jei bus, tai kokia trukmė, koks bus priedas teisingai atsakius ir būda neteisingai atsakius, operacija, kurią treniruojamės, ir pagal formulę A plus B lygu C reikšmės, kurias sugeneruos atsitiktinai duotame intervale. Šiuo atveju A bus nuo 0 iki 10, B bus nuo 5 iki 10 ir atsakymas negali būti didesnis arba mažesnis nei intervale nuo 0 iki 19. Taip pat yra įveikimo procentas, kuris apsprendžia, ar užduotis įvykdyta ar ne. Šitas galioja tiek žaidimui, tiek ir Moodle. Autoriaus pavadinimas tai yra tas, kuris sudarė visus šios parametrus ir užduoties identifikatorius. Primenu, kad pradžiai reikėtų ištestuoti žaidimą, tai yra pažiūrėti, ar žaidimas gerai veikia. Na ir jeigu žaidimas gerai veikia, tai tuomet mes tą žaidimą galime publikuoti, tam, kad pasidalinti nuorodą, arba atsisiųsti sukonstruotą paketą tam, kad jį galėtumėm įsidėti į mokymosi sistemą. Tai ką dabar ir padarome. Kaip matome, atsisiuntė mums paketas ir šitą paketą mes įdėsime į mūsų serverį. Aš įsidėsiu mūsų sukurtą žaidimą į OpenCATU.edu, čia yra bandymų skiltis ir ką mums reikia daryti, tai prisidėti tą žaidimą kaip SCORM paketą. Pavadiname taip, kaip ir pavadiname tenai. Suma iki 20, bet jei norite, galite keisti tą pavadinimą, jis tiesiogiai nesusietas su ta programa. Pasirenkame failą, įsikeliame sukonstruotą zipą ir praktiškai viskas. Jeigu norime, kad mums registruotų veiklos užbaigimą, galime pasižymėti ir taip pat įjungti sąlygas. Sakykime, kad mums besimokantysis turėtų gauti įvertinimą 80 procentų. Tai kaip ir viskas galime įrašyti, sugrįžti į kursą ir pamėginti išspręsti šitą uždavinuką. Pradedam. Iš viso yra 10 klausimų, aš juos pamėginsiu greitai ir praeiti. Padarome 2 klaidas kokias nors. Daugiau klysti negalime. Dar kadangi turėjome 80 procentų, tai mums įveikti šitą užduotį pavyko. Į ką galite atkreipti dėmesį, tai čia kairėje pusėje matote mūsų balą. Ir šitas balas jisai užsiregistruoja. Jeigu jūs kaip mokytojas nueitumėte į ataskaitas ir pasirinktumėte mokinį, tai galėtumėte pamatyti visų mokinių rezultatus ir taip pat galime eiti į vidų ir pasižiūrėti detalę sekimo informaciją, tame tarpe, kiek laiko užtruko mokinys, kol įveikė šitą užduotį. Taip pat, kadangi šitas rezultatas skaičiuojasi Moodle sistemoje, tai jį galime panaudoti žaidybinimui. Ir pas mane štai čia dešinėje pusėje galima nueiti į reitingus, ataskaitas ir pasižiūrėti, kiek koks mokinys surinko taškų, žaidžiant ne vieną, o galbūt daugiau žaidimų. Be abejo, mokinys gali pagerinti rezultatą, jeigu jis to nori. Tuo tikslu jis gali kartoti dabartinę sesiją arba pradėti naują bandymą. Jeigu mes atsakysime geriau, galėsime turėti geresnį rezultatą. Yay! Na, matote, dabar surinkome 100.
Galime eiti į ataskaitą. Matote, užsiregistravo tiek pirmas bandymas, tiek antras bandymas ir mokytojas gali pamatyti mokinio progresą. Tai tiek norėjau parodyti šį kartą. Kurkite monstrų matematikos žaidimus ir naudokite juos mokymosi sistemose.